Labas vakaras, žiūrite Dzūkijos televizijos žinias. Šią savaitę studijoje dirbsiu aš, Domantas Šimkus. Jūsų dėmesio į pirmadienio įvykį. Važiuojam? Taip. Šeštadienį Alytuje Kauno gatvėje užsidegė. Reportažai būtų, sakykime, įdomesni, tai visada pasikliaujam ne tik sausa kažkokia informacija, tarkim, policijos suteikta ar kita, bet stengiamės parinkti kuo daugiau pašnekovų. Tam tikrom situacijom kalbinam ir kaimynus, ir sakykime, jeigu kažkas kažko skundžiasi, tai būtinai išklausom įvairias pusės. Tai dėl to, manau, reportažai tampa tik įdomesni ir objektyvesni. Šitą? O, čia ten įdomu. Tai ką reiškia, kad pastatai prieš objektyvą? Tu pradedi susikoncentruoji, čia kažką tai reikia pasakyti protingo, nedurniai atrodyti ir panašiai. Televizijos žinios ne visada filmuojamos tiesiogiai, to aišku mes niekada labai atvirai nepasakojam žiūrovams. Kartais būna tikrai tokių atvejų, kad tenka studijas perfilmuoti ir kelis kartus, jeigu filmuojam netiesiogiai. Bet, to žiūrovas nepastebi, tiesiog tas, kuris montuoja studijas, tada jisai gražiai jas pakarpo ir viskas eteryje gaunasi gražu. Geografiškai, tai, sakykime, į įvykius įvairius mes važiuojam tik Alytaus apskrityje, tačiau juos transliuojam ne tik Dzūkijos televizijoje, o duodam ir į nacionalinius kanalus, tai yra LNK, TV3, Lietuvos ryto televizija. Jei valdžia sako panonsuoti, reiškia, reikia panonsuoti. Reikia ir nereikia, čia yra kitas klausimas. Nuostolių daugiausiai pranešimų sulaukta iš Klaipėdos bei Kauno regionų. Ačiū, kad buvote su mumis, viso geriausio.